Norėčiau kažko saldaus. IKI šefai – ne tik jūsų pamėgti patiekalai, tačiau ir tortai bei kepiniai. IKI šefų kovos. Nepasikuklinsiu, gerai gaminam. Desertai. Skonė yra Kovai artėjant prie finalo. labai aiškus tikslas. Kiekviena nesėkmė skauda dvigubai. Ilona šiandien yra pasiutus varžovė. Padarysiu taip, kaip turi būti. Sveiki atvykę į IKI šefų kovos desertai. Čia kaunasi 3 nuostabūs konditeriai dėl 10 000 eurų ir sutarties su IKI. Kiekviena laida naujas iššūkis ir kiekvienas desertas dar vienas žingsnis link finalo. Šiandien kova be orkaitės. Praėjusioje laidoje konditeriai IKI pirkėjus grąžino į vaikystę. Mamos bandelės primena. Rezultatai tokie. 3 vietą gavo Egidijus. Egidijau, ar labai nuliūdino tave rezultatai, ar visgi tai yra spyris pasitempti? To ir tikėjausi, padariau vieną klaidą, kurią žinojau, kad padariau, bet šitas Napoleonas tikrai buvo geras ir kas gaminsit namuose, neprideginkit pieno. Tas dugno pridegimas šiek tiek davė skonio mano pienui, tai aš jį panaudojau ir tas skonis kreme buvo šiek tiek padegusio pieno, ir viskas. Aš jį jaučiau, aš žinau, kas yra, ištaisyti nebeturėjau galimybės ir klientas turbūt tai pajautė taip pat. Viena klaidelė tokia paprasta, kurios galėjo iš tikrųjų ir nebūt, bet taip yra, taip atsitinka. Ir dar ne pabaiga. 2 vietą laimėjo Kotryna. Jai atiteko 3 balai. Kotryna, tu vėl veržiesi į priekį. Kaip jautiesi? Puikiai, tikrai gerai. Labai džiugina. Mane dabar visą laiką džiugina, kai ne paskutinė vieta, tai ir labai jau gerai. Aš manau, kad tikrai nostalginis desertas tai yra, nes jisai labai dingęs iš visur, jo tikrai ne visur rasi. Ir kiek kam pasakai, tai visi maždaug, tikrai tai buvo toksai. Tai manau, kad būtent nostalgija sugrojo šitame. Na ir 1 vieta atiteko Astai. Būtent jos vaikystės prisiminimas sužavėjo IKI pirkėjus. Džiaugiuosi ir siunčiu Mindaugui linkėjimus. Jisai sakė, man atrodo šitam tavo desertų šiek tiek trūksta grožio. Mindaugai, svarbiausia yra skonis. Grožis po to. Nieko nebesitikiu, nes labai neaišku, kokie bus rezultatai. Tai aišku, kad labai smagu laimėti ir gera labai. Na, o šiandienos užduotis naujas iššūkis. Desertas be orkaitės. Šioje užduotyje orkaitė uždraustas vaisius. Jokio kepimo, tik šaldytuvas, viryklė ir konditerių fantazija. Be orkaitė, bet su užsidegimui. Kaip visada pas mane panika visada pirma būna, o po to pergalvojau viską ir sugalvojau, kad tikrai yra nemažai tų variantų, kurias galima daryti. Kotrynai šiandienai pagalbą stoja Ilona Juciūtė, kulinarinio turinio kūrėja. Ilona žino puikiai, kaip paprastą patiekalą paversti išskirtiniu. Desertam yra atskiras skrandis ir jeigu ant stalo atsiranda deserto, tai visada atsiranda ir laiko dar kartą pradėti valgymo ritualą. Labas. Ilona. Malonu. Malonu labai. Labai apsidžiaugiau, nes žinau, kad tai yra žmogus, kuris išmano maistą, žino, ką daro, tai supratau, kad bendrom pajėgom turėtų viskas mums puikiai gauti. Egidijui į pagalbą atskuba verslininkė ir atlikėja Oksana Pikul. Sukyra tus aplink mane, lyg lenktynės naskara, su suknelė iki kelių atrodo fenomenaliai norima. Kava yra ne kava, be saldaus stalo šalia. Taip, mes į kavą neįsidėsime cukraus, bet būtinai turėsime kažkokį desertą prie jo. Tai gali būti ir bandelė, ir krosanas, tai gali būti ir pyragėlis. Na,
Žodžiu, pas mus įvairovė, žinokit, saldaus stalo yra tikrai labai didelė. Ir mano mama pas mane į svečius prie kavos puodelio tuščiom niekada neatvažiuoja. Ir visą laiką atbilda, žinokit, su maišeliu ir kažkuo tokio saldaus ir skanaus. Nu ką? Kaip jums su gamyba? Taip, vidutiniškai, bet sakė, darbo neduodat. Kas Girdėjau tokių gandų. Nu, aš biški vriednas esu, bet gal su duosi? moteris mane pavergė. Ar šiek tiek? Moteris mane pavergė, tai aš biški moterim labiau nusileidžiu. Ar ne? Gerai. Asti į pagalbą atskuba Edvinas Krupinskas. Kiekvieną dieną daugelis sekėjų, beje 100 000, juokiasi iš jo nuostabaus personažo, teta Vilma. Prašom, skanaus. Vėl tik kožėti, man jau nusibodo, kiek galima tą patį per tą patį. Čia tau ne restoranas, aš 15 patiekalų tikrai negaminsiu. Čia atneši jam į jo kambarį ant stalo, dar padedi ir negerai. Gerai, išsišiksi, man atrodo, vieną kartą tai viską valgysi. Desertus labai mėgstu gamint, kai tam man prireikia šiek tiek daugiau noro. Tai galbūt tai nėra mano pagrindinė mėgstamiausia veikla, bet jo, man patinka pagamint, kartais paeksperimentuoti kažką, o desertai tai, retam, kur nepatinka. Labas, Asta! Mes tokie geltoni, Mes labai gražūs. linksmi esame. Taip, aš labai tikiuosi, kad ne tik linksmi, bet ir labai imlus darbui. A, ne, tu nusiteikęs dirbti? Aš nusiteikęs labai Labai dirbti gerai. ir pasidarbuoti taip, kad visi, kas žiūrės laidą, bus apakę. Jokių orkaičių, jokio kepimo, tik šaldytuvas, viryklė ir jūsų fantazija. Konditeriai pasiruošęs, startas. Gaminsim šiandien mes tiramisu, bet nepaprastą tiramisu su pistacijom. Noriu į kremą dėti pistacijų pastos ir po to puošim visaip su pistacijom. Visas skonis jo yra kitoks, nes pistacijos duoda absoliučiai kitą skonį. Jisai nebe maskarponės grietinėlės dominuojantis, o jau jisai riešutiškas, visiškai kitas. Ir pradedam daryti. Nuostabu, vienas skaniausių desertų. Ne? Kai išmoksiu naujų dalykų. Kiekviena diena yra dovana. Ir kad jau aš ne įkalnė, o nuokalniai esu. Kad kiek man liko? 10-15 kokybiškų metų. Ir aš labai branginu kiekvieną tą dieną. Ypač vasarą turėjau operaciją, turėjau stuburo išvaržą. Žinau, kokia kasdienybė yra gulimoj padėty. Tai labai mėgaujuosi, kad dabar esu sveika, žvali, laiminga, kad mano aplinkoje žmonės yra visi sveiki. Gyvenimas yra nuostabus. Spėk, ką gaminsi? Man sausainiai ir dar jo gaidelė, tai iškart yra viena asociacija, tai yra mano apibūdinimas kaip žmogaus. Rimtai? Jo. Tinginys. Šiandien pergaminsi. Rimtai? Tinginys arba spurga buvo du variantai. Ai, dar panakota galvojau. Tai tinginys buvo su klaustuku, ar man tai bus įdomu, o panakota gal per paprasta, nežinau, ar visi mėgsta tą tekstūrą, tokią želatinišką želę, nors želę tai mėgsta daug kas, bet kažkaip liko aš su tą pirminę tinginio idėją. Man, žinai, koks buvo pagrindinis klausimas su tinginiu? Proporcija. Kiek jisai turi būti kakavinis, kiek turi būti šokoladinis, ar turi būti tos masės daugiau ar mažiau, ar sausainių daugiau. Ar sausainių daugiau, kad sausesnis toks? Jo. Tai man čia daug klausimų iš tikrųjų buvo. Gerai. Bet klausimai išspręsti? Ne, tai išspręsti ir dar eigoj pasiaiškinsim. Ai, okei. Pasiragausim. Aš kažką darysiu šį vakarą. Ar mano užduotis bus sulaužyti sausainius? Jo. Gerai? Puiku. Labai gerai. Aš tokius moku ne per mažus, kad nepasidarytų labai sausa ir ne per didelius, kad nebūtų visi toks grubus. Taip. Kadangi ragauja žmonės, tai labai sunku pasakyti, ko reikia norint nugalėti būtent šią kovą. Nes gali ateiti žmonės, pavyzdžiui, visi nemėgstantis tinginio, kas aš abejoju, kad gali tai būti. Ir tada tiesiog būtų blogas mums įvertinimas. Sana, Taip, ką mes šiandien mes gaminsim citriną. Bet kaip viskas gramais. Gaminsim citriną. Ok. Iš tikrųjų, paimsim citrinos vaisių ir pagaminsim citriną kaip desertą. Mėginam atkartoti pačią citriną su citrinos poskoniu, bet
gaunasi toks virsmas į saldų stalą. Likus vos kelioms laidoms iki didžiojo finalo, visi nori parodyti, ką moka geriausiai. Juk ant kortos 10 000 eurų ir sutartis su iki. Bet kaip čia viskas grameliais. Nu taip, čia nešaukštas, bet padarysim. Man labai patinka labai konkretus, greiti ir aišku žmonės. Labai nemėgstu vynioti į vatą, šnekėti, milijoną tekstų kurti ir taip eikvoti laiką. Man tokie žmonės, vat kaip Egidijus, labai aiškus, matematiški. Moteris su kiaušiniais laukia bliūdo. Prašau? Upa. Opa. Prieš kokį 15 metų buvau sugalvojus irgi iš to neturėjimo ką veikti, gaminti valgomas dovanas. Aha. Ir gamindavau didžiuliam įmonėm kalėdinės dovanas. Tai būdavo kanėlės, keksai įvairiausi. Mano visi augintiniai valgė tas kanėlės ir iš to gimė turbūt 70 vištų mes nusipirkom. Aš iš tos auginu dabar. Man taip patinka. Žiūrėk, geras. Kiek tu turi? 14 dabar štai. Mes abidvi auginam vištas. Iš to, kad mums reikia kiaušinių, auginom. Aš jau čia mano yra praėjęs etapas, bet iš to, kad mums reikėjo kiaušinių ir kad niekas kad nedingtų nepavykę kepiniai. Tai vištos lesa ir duoda kiaušinius. Pirmos buvo 4, labai nedrąsiai, bet labai greit supratom, kad reikia dar, tada dar įsigijom ir dabar supratom, kad reikia dar gerokai daugiau. Aš vištų šiaip visada norėjau, taigi jos charakteriai, kokios jos fainos, jos įdomios, dinozaurai mažėjo, man jos visą laiką labai domino ir vaikai labai norėjo. Pas mus jos įkišamos į vežimėlius, vežiojamos kaip lelytės, kai kurios ganomos, visos turi vardus, charakterius. Tai yra ne tik kažkoks tai gyvūnas, kuris tau kažką duoda, tai yra kartu tavo naminis gyvūnėlis, toks pat kaip ten šuo ar katė. Kad ir kokie skirtingi jie atrodytų, iki konditeriai su savo pagalbininkais randa vis daugiau bendrumų. Nors Oksana Pikul įpratome matyti žurnalų viršeliuose, namuose ji tokia pati mama kaip ir visos. Biškai paspaudžiam jas, kad mes lengviau išspaustume sultis, kad... Visas? Jo. Oksana, manau, yra tikra moteris, ne tik ten graži mergaitė iš ekranų. Tikrai jinai nepasididžiuos išplauti ir indus ir tikrai, sakau, labai domėjosi visą gamybą ir ponė pagyrė, kas man labai patiko, tai tikrai man patiko su ja dirbs. Nieko nevelnė, aš šiandien suspaudžiau jos, ar ne? Nu, prašau, virtuvė ir sportas. Negalvokite, kad pasisekė. Čia pasisekė dėl to, kad žinoma buvo. Čia dėl to pasisekė. Taip, kažkur tai žinoma tas pagelbėjo, bet iš tikrųjų tai nemato daug dalykų užkulisinių žmogus. Jisai mato tik tai, tai kas yra pateikta, ar ne, toje nuotraukoje, toje vaizdo medžiagoje, ant pjedestalo, galbūt kažkieno skaičiai ir visa kita. Bet dažnai žmogus nemato, kiek visko yra daroma. Kiek mažai miegama, kiek darbo įdėta, kiek triūso, kiek nervų, kiek vargo ir viso kito. Tai nėra taip paprasta. Tai nėra tiesiog man pasisekė. Ne, tai yra juodas darbas. O kodėl jūs į mus žiūrėt? Jūs negalite žiūrėti. Ačiū labai. Ar čia leidžiama? Leidžiama. Mes draugai. Mes irgi galime jų pažiūrėti, pasikopijuoti. Ne, pas jos labai gera nuotaika. Aš žinau, kad visas, kas yra citrinose, eteriniuose aliejose, labai gerai, bet jie reklamuoja mus, pažiūrėk, geltoną. Aha, team geltona, komanda geltona. Primenu, kad dabar ir jūs galite balsuoti už savo mylimiausią šefą. Iki kovo 2 dienos iki lojalumo programėlė jūs galite išrinkti savo mylimiausią konditerį. Norėčiau kažko saldaus. Iki šefai ne tik jūsų pamėgti patiekalai, tačiau ir tortai bei kepiniai.
Iki parduotuvėje konditerių rankose gimsta desertai be orkaitės. Tinginys tas pats, tai jau paprastas lietuviškos desertas. Labai, tai jau, labai atpažįstamas skonis. Man atrodo, kad jau kiekvienas namų šeimininkas tai jau moka daryti tinginys. Bet aš mačiau popkornai, aš mačiau traškus vaflinis dribsniai. Paprastas pagal astą. Pagal astą. Labai paprastas. Tai aš noriu pamatyti į pabaigą. Aš norėjau paklausti, vat, Šiaip mano personažas už mane gamina, žino, kas tą geriau. eik tu. Taip, aš į Instagramą įkeliu receptą su savo personažu, tai surinka labai daug peržiūrų. Rimtai? O ką ir gamina? gamina žmonės, kas svarbiausia, pagal ją, pagal tetą Vilmą. Taip. Ir jinai, žinai, ką darė? Nu? Prieš metus, užpraeitą vasarą, darė tinginį. Ir Taip. žinai kokį? Nu? Žiauriai skanų. Aš tau pasakysiu dabar. Dar vienas tinginio receptas. Žiauriai skanus. Su varške, Taip. su braškiam, su minkštu sviestu Okay. ir su kondensuotu pienu. Aha. Ką dar jinai dėjo? Toks skanus. Ta prasme, galima iš karto tiesiog pasidaryti, po to šaldytuvę susitengsta ten tas sviestas, Taip. tas kondensuotas pienas. Wow! Aš jau tikėjausi, kad jau ten pridės riešutų, džiovintų slyvų, razinų, kas man žiauriai nepatinka. Ir jinai sako, kas tau yra geras tinginys, aš ją išvardinau, kad tik nebūtų šių dalykų. Ir jinai sako, gerai, mes būtent tokį ir darysim. Tai aš taip apsidžiaugiau. Nu. Ne, man labai skanu, man Gerai? tikrai skanu. Aš 2 kartus paragavau, Gerai, patvirtinta, na? kokybės kontrolė praeita. Gerai. Ar tikrai visi čia gerai? Nu, Asta, nu tai va, kur kalbinai, matai, nu tai ir gavosi tokie, žinai. O žiūrėk, Bet, o kas, taigi vis tiek tinginys pjaustosi. Tai ten tas sausainis gal nebus taip ar taip, jis gali būti ir taip, ir taip. Asta yra nuostabi partnerė ir aš iš vis kažkaip galvojau, kad man labai gali nepavykti susišnekėti su mano partnerė ar partneriu. O čia viskas kaip iš natų, mes atrodo, nu, jinai man kaip, nežinau, kaip geriausia draugė, viskas paprastai, aš matau, kad ten gal darau nelabai gerai, jinai sako labai gerai ir aš tada stengiuosi galbūt padaryti net geriau. gerai, pilam dabar. Ai, viskas Aš atsisveikina. manau, tu galvoji dar pataisyti? Kad po to, kai žiūrėsiu šitą laidą, kad ragaujantys žmonės neišgirščiau. Dieve, koks didelis Jo, gabaliukas. visas tinginys čia buvo tik tais vienas didelis sausainio gabalas. Ar jie negalėjo sulaužyti tų sausainių? Va. Ką tavo ten ta teta sakytų? Visą laidą Jėzus Marija šneka. Po to, žinai, Asta atėjau tai į tą parduotuvę. Paragauti ten to tinginio, žinau ten. Žinau, kai pažiūrėjau, kokiais ten gabalais buvo. Ten baisu. Baisu tikrai. Tikrai ten. Kotryna padarys tiramisu, bet vėl tas pats, tai jau Kotrynos braižu. pistacinis. O kaip pas jūs gimsta ta improvizacija? Dažniausiai ragaujant vieną dalyką, kitą dalyką ragaujant, pridėti kažką, tai pabandai bandymo būdu. Man klasika yra nuobodu. Ta prasme, įdomu, pirmą kartą padarai, bet visą laiką daryti tą patį, bent jau man asmeniškai yra nuobodu, dėl to aš visą laiką ieškau kažkokių tai kombinacijų, kažkokių tai netikėtų skonių, netikėto kvapo, aromato ar derinio. Nes tiesiog tai padaro įdomią kūrybą, ne tik tai darbą jau. Ką tau labiau patinka gaminti, ar desertus ir saldžius? Ar... Desertus. Būtent desertus. Aš visą laiką sakau, kad desertam yra atskiras skrandis. Visada. Mano antsvorio priežastis šita ir yra, kad aš, pavyzdžiui, aš galiu nevalgyti pietų, bet prie kavos man būtina suvalgyti 2 varškės purgas arba Napoleono gabaliuką arba tiramisu. Arba tiramisu. Vienintelis iššūkis buvo teisingai išplakti trynius, nes mes juos kaitiname su cukrumi, tai reikia kaitinti, kol tas cukrus ištirps ir kol tryniai taps purus, nes jeigu tu juos perkaitinsi, jie tiesiog sušoks ir taps kiaušinienė. Nu, kaip sekasi? Aš tikėjausi, kad šiek tiek ilgiau užtruksi kažkur išėjus, nes man labai blogai sekasi. Eik, tau gerai sekasi. Fantastika. Fantastika. Wow. Bet kokie įgūdžiai. Tikrai. Čia dabar atrodo netinginys, o purvini sausainiai. 2 citrinos. Valgot saldumynų? Aha. Yra toks labai garsus prancūzas šefas. Groletas. Jis vienas Neteko geriausių pasaulyje. Neteko girdėti. Tai čia jo desertas. Va šitą.
Labai daug citrinos, ne? Jisai gamina labai daug, dabar jau iš vis labai daug gamina, bet jo pati pradžia galbūt jo išpopuliarėjimo buvo, kad jisai gamindavo vaisius, atkurdavo vaisių kaip desertą. 8 laida, tai nenorėjau būti monotoniškas, žaisti tik tai gudrumu ar ten rimtis sprendimus tos, kurie tikrai vestų į pergalę, bet tai Šaltalankis irgi laimėjo, kodėl citrina negali laimėti. Ir sakau, man šitas desertas yra vienas skaniausių ir vienas gražiausių, ką galima padaryti iš desertų. Sugebėsiu. Aš šį kartą kur kas būsiu stipriau susikaupęs, kad nebūtų jokių nelaimingų atsitikimų. O yra buvę? Aną kartą gaminau Napoleoną ir prideginau pieną ir liko toks poskonis ir... Tokia klaida, tai jau... Labai baisi klaida, iš tikrųjų buvo labai geras gaminys ir prasileido, o žinai, pataisyti jau nebuvo kaip. O tu nebijai, kad šį kartą būtų per rūgštų? Per rūgštų? Tai aš rizikuoju, žinok, man šitas desertas žiauriai skanus, man ta rūgštelė patinka, bet ar visiems žmonėms patiks, negaliu atspėti. Aš dabar gaminu, kas man patinka. Nenoriu girtis, bet mes galim nieko nedaryti. Kas čia yra? O kodėl tai taip sutasė? Pažiūrėk, kaip atrodo. Tu užsimerk ir kvėpuok. Pistacijų pasta. Suprantu. O tau neskaniai kvepia? Belia kaip skaniai. Ir tau, pažiūrėsim. Pažiūrėk, kaip skaniai. Gersim. Gersim. Kaip? Gerai. O kaip nors kutena, pasakė apie gerimą? Mes abidvi nebaigėm jokių mokslų, tiesiog viską darom iš jausmo ir iš širdies, kad mūsų meilės kalba yra maistas, o mūsų didžiausias kapitalas yra žmonės. Labai daug panašumų radom, abidvi esam rudakės, abidvi, pasikuklinsiu, gerai gaminam ir aš tiesiog tikiu mūsų pergalę šią laidą. O klausykit, gerai, o kai laimėsim tą didįjį prizą, ką veiksim? Pakviesiu į svečius. Kavelės. Aš galvoju, Mačiau, kad Edvino komanda daro tinginį. Tai nežinau, kuo galima nustebinti tinginiu, kaip galima nustebinti, nes tinginys yra tiesiog tinginys. O tai mūsų visos laidos kūrinys bus šitas tinginys? Taip. Rimtai? Taip, bet mes dar darysim jam antrą sluoksnį, tada darysim ant viršaus popkornus. Čia domina. Paturbė. Bet žinok, aš dariau šitą desertą ne savo, ne savo lojaliems klientams, ragautojams smalsiems, o savo vaikams. Taip kaip jie mėgsta. Tai jie mėgsta be nesam, be jokių riešutų, be taip toliau, popkornai jiem patinka. Tai va, ir šiaip geriausia yra sakoma klausti vaikų nuomonės, nes jie nemeluoja. Aišku, ten dar priklausomai nuo amžiaus, bet yra ta kategorija amžius, kur tikrai niekada nesumeluos. Čia kuo stipriau, aš kaip suprantu, nereikia plakti. Gerai? Jo. Jo, puikiai. Kūryba neturi būti deserto pabaigoj. Tu gali kurti, bet tu vis tiek turi ragauti, tu jį testuoti, kaip jisai išsilaiko. Negali būti taip, kad aš pakūriau, bet neparagavęs, tarkim, atiduodu. Ne, receptas turi būti atidirbtas, kad tu jo tikrai tikėtum ir žinotum, kad tavo vitrinui jisai bus toks, koks yra. Kokį tu jį padarėjai, ištestavęs ir žinosi, kad su juo viskas yra gerai ir tada ir klientas nusipirks atidirbtą gaminį, o ne kažkokį bandymą tik tai.